Pradėjus ieškoti išsamesnės informacijos apie šių kūrinių autorių, pirmiausia, internete pamačiau 1964 m. spalio 23 dienos New York Times laikraštyje išspausdintą trumpą pranešimą apie dailininko mirtį ir susiradau Lietuvos bibliotekose prieinamą Hanso Folmerio sudaryto dailininkų leksikono pirmą tomą. Abiejose išties rašoma, kad dailininkas gimė Kaune, tik remiantis pranešimų laikraštyje 1877, o leksikone nurodoma 1885 m. birželio 15 diena. Šis gimimo metų netitikimas glumino ir norėjosi rasti dar bent kokį išsamesnį informacijos šaltinį, nes minėtose radau vos keletą papildomų faktų apie šį savitą Kaune gimusį ir Niujorke gyvenusį dailininką. Atkakliai toliau ieškant informacijos apie šių darbų autorių, internete akis užkliuvo už Usetorg duomenų bazėje patalpinto muzikologo Alan V. Atlas straipsnio yra Jean Belmont's Color Music Expressions, Vaughan Williams on Canvas, publikuoto 2011 m. Music and Art žurnale santraukos, kurioje užsimenama, kad tikrasis dailininko autorius Isidor Schoenberg. Šių užuomina dar labiau suintrigavo, tačiau parsisiųsti straipsnį buvo ne taip paprasta. Prikankinau mūsų Silviją bibliotekoje, tačiau nepavykus parsisiųsti per muziejaus biblioteką, jinai man patarė kreiptis į Martyno Mažvydo biblioteką ir dėkui kolegoms ten, jie man tą straipsnį parsiuntė. Ir galiu pasidžiaugti, kad stengtis vertėjo, nes šis amerikiečių muzikologas supratęs, kad Iro Jean Belmont biografija ir kūryba kol kas nėra išsamiau tyrinėta nei muzikologų, nei meno istorikų, atliko titanišką darbą. Susirado ir kruopščiai išanalizavo įvairiuose Amerikos archyvuose ir muziejuose saugomą informaciją. Išnašuose jis nurodo per 10 institucijų ir duomenų bazių, kuriuose randama informacija jis rėmėsi. Ir sudėliojo, nors ir nelabai gausius, o kartais ir ne iki galo aiškius pagrindinius Iro Jean Belmont biografijos faktus. Turėdama už ko kabintis, aš savo ruožtu bandžiau paieškoti jo gimimo fakto liudijimo Lietuvos archyvuose ir parašius prašymą gavau atsakymą su štai šio dokumento kopija iš Lietuvos valstybės istorijos archyvo. Taip pat straipsnio paskatinta suradau ir į muziejaus biblioteką įsigijome štai šią dailininko parašytą ir 1944 metais išleistą knygą The Modern Dilemma in Art, The Reflections of Color Music Painter. Tik gaila, kad didžiąją knygos dalį sudaro autoriaus pamąstymai apie meną ir savojo sinestetinio kūrybos metodo pagrindimas, o biografinių duomenų vos keletas. Taip, šiuo atveju aš ieškojau biografinių duomenų, nors metodo pagrindimas labai įdomus, galėsit paskaityti. Galbūt ne visada labai moksliškas, bet jisai išties remiasi knygoje daugybę šaltinių ir nusakau, labai įdomu skaityti. Taip pat esu labai dėkinga Niujorke kurį laiką gyvenusiai draugų dukrai Marijai Inai Ubaitei, kuri mano prašymu nuėjo į Niujorko viešąją biblioteką ir meno skyriuje peržvelgė ten saugomą dailininko žmonos perduotą archyvinę medžiagą. Jis surado 3 muziejaus rinkinio paveikslų pasimetusias, jos įkvėpusių muzikinių kūrinių fragmentų natas, kurios, kaip supratau, dailininkui buvo ypač svarbios, nes jis pritvirtindavo ant visų paveikslų rėmų vaizdinėse pusėse, kad žiūrovams būtų aišku, kuri konkrečiai muzikinio kūrinio dalis inspiravo paveikslo atsiradimą. Taip pat ji perfotografavo didžiąją dalį ten saugomų bukletų ir iškarpų iš spaudos su publikacijomis apie Belmonto parodas vykusias tiek Amerikoje, tiek Paryžiuje. Jos labai pasitarnavo datuojant kūrinius, taip pat jų dėka sužinome, kaip atrodė dailininkas. Remiantis šiais šaltiniais dėliojasi, nors vis dar gerokai paslapčio apipinta, štai tokia autoriaus biografija.
Litvakų kilmės menininkas yra Jean Pilmon, kurio tikrasis vardas, remiantis Alano atlaso tyrimais, yra Izidoras Schönbergas ar Itzhakas Scheinbergas, o remiantis Lietuvos valstybės istorijos archyve saugojamoje metrikų knygoje užfiksuotų įrašų Isak Scheinberg arba Isakas Scheinbergas gimė 1885 m. birželio 22 d. Kaune, carinės Rusijos aneksuotoje Lietuvos dalyje. Čia reikia trumpai steptelti ir paminėti, kad keliuose kitose JAV prieinamuose archyvuose, atlaso surastuose oficialiuose dokumentuose, tokiuose kaip 1930 m. Jungtinių valstijų surašymo duomenys, nurodoma birželio 15 diena. Būtent ši diena nurodoma ir keliuose bendruosiuose meno leksikonuose. Atlasui taip pat užkliuvo, kaip ir man, New York Times ir kelių institucijų archyvuose prie trumpų dailininko gyvenimo aprašymų minimi 1877 metai, kurie jo manymu yra greičiausia nurodyti dokumentų perdavimo metu dailininko žmonos. Spėju, kad juos žmona nurodė ir kūrinių dovanojimo metu muziejaus kolegoms. Kodėl ji nurodė būtent šios gyvenimo metus, galim tik spėlioti, galbūt pamiršo ar supainiojo, o galbūt ir pats dailininkas nebuvo tikras dėl savo gimimo datos. Bet kol neturim galimybės patikrinti atlaso išnašose nurodytų Amerikoje prieinamų dokumentų, remdamiesi jo straipsnių ir gilių įsitikinimų, kad yra Jean Belmon ir Kaune gimęs Isakas Scheinbergas, kurio gimimo faktą randame užfiksuotą ir Lietuvos archyvuose, yra tas pats asmuo, bandykim, sekdami muzikologo tyrimą, keliauti toliau. Į New Yorką būsimasis dailininkas atvyko 1901 metais, 1903 metais gavo pilietybę ir ten gyveno iki pat mirties 1964 metais spalio 22 dieną. Beje, žinoma, kad jis gyveno prestižinėme Manhatano rajone, visai netoli Centrinio parko, Metropolitano ir Moderniojo meno muziejų. Visai šalia buvo ir jų šeimai priklausiusi žmonos valdoma Belmono galerijoje. Nepaisant Alano atlaso kruopščiai įstudijuotų įvairių Amerikos archyvuose ir duomenų bazėse saugomų šaltinių, biografinių duomenų apie dailininko gyvenimą nėra daug. Kaip minėjau, nedaug jų ir dailininko parašytoje knygoje. Žinoma, kad jis kurį laiką mokėsi Cooper Union mokykloje, taip pat pas garsų New Yorko tapytoją Williamą Meritą Chase'ą. Ir kaip teigia pats dailininkas išleistoje savo knygoje, tik baigęs mokslus, jis buvo sėkmingas portretistas. Bet jį visuomet traukė ir muzika, ypač klasikinė, kurios klausydamasis jis nuo vaikystės regėjo spalvų vibracijas. Ji taip pat labai žavėjo kompozitoriaus Richardo Wagnerio Gesamtkunstwerk, tai yra menų sintezės idėja, tad pamažu dailininkas ėmė rimtai domėtis sinestezijos teorija ir praktikomis ir galiausia nutarė išnaudoti kūryboje retai pasitaikantį sinestezijos pojūtį, kuriuo jį apdovanojo gamta. Taip, apie 1911 metus, klausydamasis klasikinės muzikos, dailininkas ėmė eksperimentuoti ant drobės perkeltamas tuo metu regiamus spalvinius darinius, nes pasak jo, kiekvienas gamos garsas turi savo spalvinį atitikmenį ir kurti, kaip jis pats įvardyja, debesis priminančias spalvinės abstrakcijas. Kaip matote, jisai savo knygoje pateikė ir Amerikos psichologų sudarytą spalvinių atitikmenų ir muzikos garsų lentelę, kurią jisai rėmėsi, nes tai atitiko jo matymą. O padrasintas garsaus New Yorko filharmonijos orkestro dirigento Jozefo Stranskio, kuris buvo ir didelis dailės mylėtojas bei kolekcininkas, yra Jean Belmon šias sinestetinės spalvinės abstrakcijas vaizduotės padedamas, ėmė modeliuoti į simbolistinės struktūras bei kompozicijas. Tuomet jis pradėjo tapyti
paveikslus, kurios pats gan įvairiai vadino spalvų ir muzikos paveikslais, spalvinėmis muzikinėmis ekspresijomis ar muzikiniais peizažais ir laikė save spalvų ir muzikos ekspresionizmo krypties, kaip ją pats vadino, ar spalvų ir muzikos neoekspresionizmo, kaip dažniausiai jo kūryba apibūdinama parodų bukletukuose ar straipsniuose spaudoje, vienu iš pradininkų. Šie jo paveikslai nekartą buvo eksponuoti parodose JAV, tarp kitako susilaukė daug atgarsių to meto spaudoje, taip pat eksponuoti Belmono galerijoje Niujorke, kuriai vadovavo dailininko žmona, kaip minėjau, o 1931 metais jo kūryba buvo pristatyta ir Paryžiuje, kur taip pat susilaukė daug dėmesio. Tuomet dailininkas su bendraminčiais Henri Valancy, Charliu Blangati, Gustave Bourgogne ir Vitorijos Trakadenį įkūrė Les Artistes Musicalistes, dailininkų muzikalistų asociaciją ir 1932 metais dalyvavo pirmojoje jų parodoje Renaissance galerijoje Paryžiuje. Taip pat jo kūriniai buvo pristatyti ir jos kataloge. Niujorko viešosios bibliotekos ir Smithsonian archyvuose saugoma Alano atlaso peržvelgta ir suregistruota dokumentinė medžiaga liudija, kad Jean Belmont sukūrė apie 120 paveikslų pagal 115 kūrinių sukurtų daugiau nei 50 kompozitorių. Vieną iš jų turi Pompidou centras Paryžiuje, spėjo įsigytą po 1932 metų Paryžiuje vykusios Les Artistes Musicalistes parodos, taip pat Smithsonian Amerikos meno muziejus Vašingtone, Vaizduojamo meno muziejus Budapešte ir dar keletas kitų. O 1977 dailininko našlė Elsie Kaya Belmont Kistler, kaip jau minėjau, 11 jo sukurtų kūrinių padovanojo mūsų muziejui. Kaip tik juos visus dabar ir parodysiu. Po vieną su pavadinimais. Na ir dar apibendrinant noriu pasakyti, kad neturėdama muzikinio išsilavinimo nesiimu jų vertinti iš muzikinės pusės, tačiau kaip dailės istorikai man jie nepaprastai įdomus ir intriguojantis, savitai savyje apjungiantis simbolizmo, neoimpresionizmo ar pointilizmo ir abstrakčiojo meno įtakas. Taip, visi turi, nusakau, toksai cūdas, aš kai perėmiau kolekciją, tai man turbūt buvo vienas iš įdomiausių dalykų. O tie iki galo neatsakyti jo autoriaus biografijos klausimai, sakyčiau, savotiškai intriguoja. Šita, tarp kitako, buvo eksponuota labai įdomioje mokslo ir industrijos parodoje Amerikoje, knygoje yra nuotrauka. Ir galbūt spėju, kad dailininkas ar jo žmona, gal net ir gerokai, sąmoningai šiek tiek tos faktus papainiojo, kad ta jo gyvenimo istorija taptų dar įdomesnė. Taip, va. Ir po patekimo į muziejų šie kūriniai beveik neeksponuoti, tik tai dėkui Palmyrai už archyvinę nuotrauką, tik tai apie 1984 metus į muziejų kreipusis dailininko žmonai su klausimu, kaip gyvena jos padovanoti kūriniai. Jie buvo ištraukti į dienos šviesą, ir kaip pasakyti, ir tada muziejus tikriausiai juos atrado, nes jie po keletą metų, 88 metais buvo eksponuoti Lietuvos žydų parodoje. Ir aš po to vėl ilgas štilius ir aš labai džiaugiuosi, kad man pasiūlius bent vieną iš šių tikrai, bent jau man įdomių darbų, atsirinko Čiurlionio parodos kuratorės ir tikiuosi, kaip pasakyti, kad šitas išėjimas jau su Čiurlionio parodai platesnį kontekstą, galbūt vėlgi bus startas platesniam šio dailininko pažinimui, jo atradimui ir tyrinėjimams. Tai būtų tiek apie Jean Belmont, bet nežinau, jeigu dar turit kantrybės, dar aš čia parinkus turiu.
turit. Tai dar vienas taip pat į Čiurlionio parodą atsirinktas paveikslas, jo autorė belgų dailininkė Cécile de Coen, kurios biografiją taip pat teko susirankioti po kruopelę ir net paieškoti tarp eilučių. Ji buvo ištekėjus už Jean Saman, tad meno pasaulyje taip pat žinoma kaip Cécile Saman de Coen. Būtent toks pavardės variantas, kaip matote, yra rašomas prie Pompidou moderniojo meno muziejuje saugomo jos paveikslo. Nepavykus išsamesnės informacijos susirasti nei Lietuvos bibliotekose, nei internete, nutariau parašyti Kortriko miesto, kuriame ši dailininkė gimė, gyveno ir mirė muziejų, tačiau buvo nukreipta į bendrą Kortriko informacijos centrą, kai visa informacija pas jos belgų kalba netaip lengva buvo susigaudyti. Ir esu nepaprastai dėkinga Bartui Šotei iš Kortriko miesto archyvo už neužilgą atsiųstą atsakymą su porą sakinių iš belgų dailininkų pristatymui skirto leksikono antrojo tomo, nuorodai dar porą eilučių viename flamandų meno pristatymui skirtame žurnale, taip pat trumputę informaciją pateikiama prie jų muziejuje saugomo Cécile de Coen paveikslo. Nors atsiųsta informacija ir labai negausi, aš turėjau bent šiokį tokį karkasą biografijos pagrindui. Taigi, štai ši graži moteris Cécile de Coen gimė 1917 metais rugpjūčio 29 dieną Kortrike, žymaus belgų dailininko Josefo de Coeno šeimoje. Ji su bičiuliu belgų dailininkų kompanija, kaip tik matote kitoje nuotraukoje, beje, jo ir dar dviejų menininkų, Alberto Saveriso ir Arturo Deljo, iš šios smagios kompanijos padovanotus paveikslus taip pat turime savo muziejaus kolekcijoje. Jos tėvas buvo ne tik garsus dailininkas, bet ir gabus verslininkas, siekęs meno, pramonės ir amatų sintezės. Paveldėjęs iš tėvų sienų ir baldų apmušalų gamybos verslą, 1905 metais jis kartu su baldų gamybos išmokusiu broliu Adolfu įkūrė sėkmingą ir vis augančią įmonę de Coen Frères. O kad nebūtų nuobodu klausyti, kol pasakosiu apie šeimos įmonę, parodysiu keletą pavyzdžių su įmonės gaminiais. Netrukus prie brolių de Coenų prisijungęs Vainiai Arturas Deljo, kuris buvo meninis įmonės vadovas ir už finansus atsakingas Marcelis Brunenas. Po pirmojo pasaulinio karo įmonė buvo pervadinta į brolių Kortrikų de Coenų meno dirbtuves ir pradėjus nuo šeimos verslo 1920 metais jų įmonė jau dirbo virš 2000 žmonių. Jie kūrė ne tik didelę paklausą turėjusius stilingus baldus, bet ir sienų apmašalus ir kitą interjerų apdailą iš pradžių veikiamą Art Nouveau ir Art Deco stilistikos. Su savo gaminiais jie dalyvavo parodose tiek Belgijoje, tiek užsienyje ir pelnė daugybę svarbių apdovanojimų. Vienas iš jų pagrindinis prizas 1925 metų tarptautinėje šiuolaikinio dekoratyvinio ir pramoninio meno parodoje Paryžiuje. Ir tapo viena žinomiausių Art Deco stiliaus baldų ir interjero gaminių įmonių tarpukario Europoje. Klestinčioje įmonėje dirbo ir šeimos moteris, taip pat ir dailės pradmenis pas tėvą gavusi Cécile de Coen. Ji dekoravo baldus bei sienų plokštės, o žinias tapybos srityje gilino pas tėvo bičiulį Albertą Saverisą, kuris kaip ir jos tėvas buvo vienas žinomiausių tarpukario belgų dailininkų ir dažnai lankydavosi jų namuose. Svetinguose de Coenų namuose lankėsi ir daugybė kitų garsių vietinių ir užsienio menininkų. Dalį iš jų broliai de Coenai pasiūlydavo ir darbo savo įmonėje, o prie kai kurių projektų įgyvendinimo prisidėjęs nuo studijų laikų pažįstamas Henry van de Velde buvo laikomas dvasiniu įmonės tėvu. Susidaro įspūdis, kad į šeimos verslą įtrauktai Cecilijai neliko labai daug laiko reikštis kaip laisvai kuriančiai dailininkai. Šioje skaidrėje kaip tik matote keletą iš negausių jos kūrybos pavyzdžių iš interneto. Žinoma, kad ji dalyvavo keliose parodose,
1966 metais tarptautinėje parodoje Paryžiuje, 1940 ir 1946 metais buvo surengusi individualias parodas Bruegel galerijoje, kurios man nepavyko rasti, o 1954 metais dalyvavo abstrakčiojo meno parodoje Belgijos karališkuose dailės rūmuose Briuselyje. Jos padovanotų paveikslų taip pat galima atrasti vos keliuose pasaulio muziejuose, Pompidou centre Paryžiuje, Abbé Kortrijk muziejuje Kortrike, taip pat mūsų muziejuje. Pastarajam autorė savo stipriai apibendrintą į abstrakciją linkstantį pajūrio peizažą padovanojo 1936 metais po Vytauto didžiojo muziejuje vykusio šių laikų belgų meno parodos paskatinta parodoje dalyvavusio savo dėdės Arturo Deljo pavyzdžio. Tuo pačiu noriu patikslinti per internetinę prieigą pasiekiamą neteisingą informaciją publikuotą 1955 m. Westvlanderen meno žurnalo 4 numeryje, kuriame rašoma, kad dailininkė dalyvavo šioje 1936 metais Kaune vykusioje belgų meno parodoje. Tačiau muziejaus bibliotekoje saugomos minėtos parodos katalogas ir per Lietuvos pasiuntinybę Briuselyje bei Lietuvos užsienio reikalų ministeriją Kaune keliavę dovanojimo dokumentai akivaizdžiai paliudija, kad tiek Cecilija de Coen, tiek jos garsusis tėvas Jozefas de Coenas paveikslus mūsų muziejuje padovanojo jau po minėtos parodos 1937 metais. O minėtoje parodoje Kaune iš šios garsios verslininkų ir menininkų šeimos dalyvavo tik Arturas Deljo ir kas įdomiausia, tarsi pabrėžiant priklausomybę šeimai prie jo pavardės, kataloge ir gavimo dokumentuose prirašyta dar ir de Coeno pavardė. Tad taip ir palikau šioje skaidrėje, nors šiaip jis dabar yra pristatomas tik kaip Arturas Deljo. Tiesa, Galaunių namų archyve saugoma nuotrauka liudija, kad jos darbas buvo eksponuotas tik šiek tiek vėliau, apie 1937 metus, parengtoje padovanotų belgų menininkų kūrinių parodoje ekspozicijoje. Nežinau, turiu dar apie kelis autorius, bet tai, jeigu laikas spaudžia, tai pasiskaitysite straipsnį, o tik tai noriu parodyti. Tai čia dar vienas į parodą, į Čiurlionio parodą nuo Kintarų iki žvaigždžių keliausiantis darbas. Apie jo autorių taip pat turėjome labai mažai duomenų, čia jau padedant direktoriai Dainai Kamarauskienei, nes ieškodama apie šį autorių informacijos gavau ir kultūrinės edukacijos pamoką, nes sužinojau, kad į Japonijos muziejus taip paprastai kaip į Europos nepaims ir neparašysi. Šiaip pas juos reikia kreiptis tik tai paštu po senoviai, tai direktorė pagelbėjo ir parašė pažįstamam kuratoriui iš Tokijo muziejaus, kuris mums atsiuntė, nors ir nedaug, tačiau svarbios medžiagos, kuri man padėjo, patvirtino kai kuriuos internete faktus, taip pat papildė, dar šiek tiek pavyzdžių palyginimui šito įdomaus japonų dailininko, kuris yra laikomas vakarietiškos europinės tapybos mokyklos pradininkų Japonijoje ir vienas pirmųjų dailininkų tapiusių aliejiniais dažais. Tai va, ir dar vienas į parodą atsirinktas autorius, Patrikas Kalkreutas. Tiesos dėlei turiu pasakyti, kad merginos į parodą jį atsirinko kaip Leopoldo von Kalkreuto darbą, tačiau berengiant biografiją ir beieškant, kaip pasakyti, atitikmenų autorių peratributavau, nes manau, kad sutiksite, jog su Leopoldo Kalkreuto kūryba, kaip tu bežiūrėtum, niekaip mane lipo. Leopoldo von Kalkreuto darbuose matome daug laisvesnį, spontaniškesnį potėpį, jo kūryba daug impresionistiškesnė ir, iš tikrųjų, jo mėgiamas kūrybos motyvas buvo labiau žmonės, kuriuos jis taipė su meilė ir susižavėjimu. Ir, svetimai atrodo šitas paveikslas šitoje kompanijoje, manau, sutinkate. Tuo tarpu šitoje vietoje
jisai kaip buvęs. Iš tikrųjų pasitvirtinau savo spėjimus, parašiau kolegoms į Vokietiją ir kolegos iš Haikendorfo muziejaus prie Kilio fjordo taip pat sutiko su mano nuomonė, kad vis tik tai jisai panašesnis, šitas darbas panašesnis į Patriko von Kalkreutio kūrybą, tai peratributavau. Na, tai būtų tiek. Aišku, iš tikrųjų galėčiau dar daugiau papasakot, bet